Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiame video rodysiu Full Face of Charlotte Tilbury. Jeigu matėt praeitą mano video, tai matėt, kad jau biškį apsišopinau. Taip, jeigu norit pamatyti, kaip gavosi makiažas, žiūrėkit toliau. Tai jeigu jau žiūri šitą video, labai paprašysiu paspausti subscribe ir like, nes kai surinksiu 1000 followerių, jeigu surinksiu, jūs sulauks tikrai gera staigmenikė ir dovanikę. Tai va, nepraleiskit progos ir subscribinkit. Ačiū. Tai kas matėt praeitą video, buvau Londone ir apsipirkau Charlotte Tilbury kosmetikos. Taip pat buvom gavę dar tokių goodie bagsų, kur viduje buvo irgi porą mėginukų ten ir taip toliau. Tai galėsiu šiandien viską išbandyti. Vienas iš produktų, kurį gavau dovanų, tai yra penelis, su kurio, atsipraust veidui. Bet kadangi aš dabar jau su toniku prasėjau, mano veidas švarus, tai šito nepanaudosiu, bet namuose išbandysiu ir tikrai istorijose Instagram'e pasidalinsiu, koks jausmas. Tada gavom va tokių irgi mėginukų. Tai čia yra Magic Cream, paakių kremas. Tai čia vadinas Magic Eye Rescue. Tada yra Charlotte's Magic Cream. Tai šitas labai fainas, čiupinėjau šiaip, tai turėtų man patikti. O šitas yra naktinis kremas. Tai dabar panaudosiu šitą ir šitą. Aš kaip ir visada nemoku elgtis. Žiūrėkit, kaip čia šustrai. Bamt, nusiplėšė. Ir tada panaudoju. Kvapo kažkokio intensyvaus neturi. Šitėpsiu biškį rantukų. Toks fainas. Ir šiaip to mėginuko čia jaučiu užteks tikrai keletą kartų. Tai labai fainai, kad tokia ta pakuotė, nes galėsiu dar panaudoti. Tada keliaujam prie Magic Cream. Kvapo kažkokio irgi intensyvaus neturi, bet toks gaivus, toksai lengva gaivumą. Žiūrėkit, tokia skaisti oda. Ir patiko, aš jau kai pasičiupinėjau tenais, bet kai pamačiau kainą, nebepatiko. Turiu tiksliau 2 mėginukus, čia ir kvepaliukai. Tai šiaip, jeigu gerai atsimenu, man atrodo, aš parduotuviai kvepinau su Magic Energy. Bet aš dabar pauostysiu, kurie man šiuo metu labiau patiks. Su tais biškai pasikvepinsiu, kad mes turėtumėm čia vaibą tokį. Tas Magic Energy ants yra toksai... sunku net apibūdinti. Toksai gaivus, toks... su mišku kažkas susiję. Bet žodžiu, skaniai kaip tikrai. O dabar pažiūrėkim Love Frequency. Šits saldesnis. Toks saldžiai... tokį aštresnį kvapą, kai mėgst žmonės. Tai toks saldžiai aštresnis. Wow, kaip aš pasakoju apie kvapą. Labai man sekas gerai. Man labiau gal ten tas žalis vis dėlto. Tai va, tiesiog biškelį. Pasikvepink. Naujame toliau. Tai dabar turim veidui. Turim, tiksliau paakiams, yra Magic Vanish. Tai čia buvo vienas iš produktų, kuriuos aš norėjau būtinai įsigyti nuvažiavus į Londą. Va, atrodo šitaip. Tai pasiėmiau 2 spalvas. Jaučiu, aš esu vienintelė visažistė Lietuvoje, kuri neturi šito produkto dar. Tiksliau jau turiu, bet kuri iki tol nebuvo bandžius.
Šiaip aš aplamai nei vieno produkto iš Charlotte's nebuvau bandžius, aš buvau žiūrėjus, labai norėjau, nu, bet norėt neužtenka, ne, tai pagaliau įsigijau. Tai turiu 2 atspalvius, čia yra pakių korektoriai tokie spalviniai, su kuriais paslėpsit pamėlusius, patamsėjusius pakius. Tai turiu šviesesnį ir tamsesnį atspalvį ir galvoju, pagrindę tas šviesesnis tinkamas yra lietuvaitėm, šitas gal šiek tiek tamsesniem ir turinčiom, tikrai jau kažkokią tai didelę problemą pakių srity. Va, pasižiūrėkit kokią pakuotę. Bijau sulaužyti, aš viską mėgstu sulaužyti. Kaip nesufokusuoju, nes mano veidą mato. Tai va, atspalvis va toks peach. Dedu į tas vietas, kur man daugiausiai yra problemų. Ir nemaišykit, čia ne maskuoklis, čia yra korektorius. Pažiūrėkit, yra neskirtums. Aišku, pas mane kažkokių didelių problemų labai nėra, bet jeigu užsidedu, pavyzdžiui, maskuoklį be korektoriaus, tai būn, kad kartais išsiryškina man ta problema, jeigu tam, pavyzdžiui, mažiau miego būna tą dieną, tą vakarą, tiksliau tą vakarą. Pasižiūrėkit, kaip pasislepia, va čia man būna tokie patamsėjimai, tai pasižiūrėkit, kaip dingo. Kasdieninis makiažas padarytas. Ne, šiaip gerai atrodo ir žiauriai faina tekstūra. Bet žodžiu, atsidarysiu dar tą kitą ir biškį dar užsidėsiu į tamsesnės vietas biškelį, kur man tamsiau. Matau pakuotė vietau tokia jau plonytė. Va, ir šita spalva yra tokia oranžinė. Ir tokiam tamsesniam vietom, tamsesniom moterim ir tamsesniam problemom gerai užsislėpti. Aš nenoriu padauginti, nes iš tikrųjų labai pigmentuotas. Ir kaip ir minėjau, čia yra korektorius, nes po to dar, po to užsislėps. Nice. Ta prasme, pradžioje galvojau, kad bus taip per ryškiai, bet žiūrėkit, tiesiog neutralizuojas tie pakiai tamsus ir atrodo kaip normaliai būtų. Ok. Užskaitau. Produktai kaip ir tikėjaus, tikrai nenuvylė. Turiu Flawless Filter. Čia yra toksai kaip čia pavadinti, kaip švitėjimo turinti bazę. Žodžiu, padaro tokį sufotoshopintos odos efektą, bet čia būtent prieš pudrą tepant. Tai kadangi jokios bazės nieko neturiu, tai būtent turiu šitą, jinai irgi galima, ta prasme, naudoti kaip bazę. Turiu numerį 2, tai antras numeris toks būtų kaip ir einamiausias. Va, pažiūrėkit. Jisai turi šiek tiek atspalvio savy, bet dėl to ir yra su numeriukais. Žodžiu, iškart varu su aplikatorium. Ir netgi su šito, pavyzdžiui, gali pasidaryti tokį no make-up, kur, tarkim, kur nenori pudros naudoti ir tiesiog su maskuokliu prasieini. Su šito prasieini per visą veidą ir tada, jeigu kažkur reikia dar pamaskuoti, prasieini su maskuokliu. Va. Cool. Aišku, jau ten riebiaodėm, ne, nes štai spindėjimo turinti priemonė, bet man patinka. Man į pudras neapsinori. Realiai pasimaskuočiau su maskuokliu biškį pakius, kokį spuogelį vieną kitą ir viso. Ready to go, kaip sakant. Gerai, dabar einam prie pudryčių, žiūriai norėjau išbandyti. Turiu net 4.
Palaukit. Va. 4 pudros Beautiful Skin Foundation. Tai aš galvoju, kad pamėginsiu gal 4 pasiimti, nes dabar nesu ten kažkaip labai įdegus. Nu, tai pasižiūrėkit, kokios pakuotės. Aš jaučiu, kad pataikiau, žinokit, iš pirmų kartų. Tobula. Gerai, pasiėmu šepetėlį ir dabar the moment of truth. Nu, man bereik kažką sakytų. Šiaip žinot, ką galiu pasakyti? Kad brandžiom odom čia irgi tobuls dalykėlis būtų. Aš jau kaip noriu išbandyti ant klienčių, ant modeliukų. Kadangi jokią maskuoklę iš Charlotte's neperkau, tai aš praeisiu su to pačiu tiesiog tą pačią pudrą ir pažiūrėkit kaip. Wow. Nieko čia nesakyčiau. Pažiūrėkit, kaip natūraliai atrodo. Aišku, dabar nušvitėjimas didelis tikrai, bet man patinka tokie švitėjimai. Aišku, aš pasifiksuosiu ir taip toliau viską, kad neatrodyt labai ten spindinčiai. Bet šiaip man tas gaivus toksai gaivus veido padengimas tai labai patinka. Ir su pudra praeisiu ir per vokus, ir per paakius. Einu tapšnojamuoju judesiu, kad neišjudint korektoriaus, kurį dėjom prieš tai. Nu, žinokit, man patinka, dar norėsiu kada nors išbandyti grinai tam, pavyzdžiui, ant savo įprastos bazės ir taip toliau, kad pasižiūrėti, kaip tada dengias. Tada taip ir padarysiu. Žiūrėkit, turiu 7 spalvą Cool. 7 spalvą Cool. Ir tuoj pamėginsiu aš biškelį, jinai ir tamsesnė. Bet jaučiu, kad nebus ant tiek tam labai tamsi, kad man kaip pasikontūruotų, bet gal. Nu, kaip čia pasakius. Nu, biški vis tiek užsidėstas toks. Pamatot, labai minimaliai. Ta prasme, šiltesnis atspalvis. Realiai man šitą spalvą jaučiu tik, kai aš būsiu įdegus vasarą. Galvau, kad biški bus tamsesnė, bet ne. Nelabai čia ir matysis tas mano kontūras, aš galiu pasakyti. Bet graži spalva irgi, pavyzdžiui, degusiom. Ne, bet biški matos, gal sakyti. Kadangi Full Face of Charlotte, o aš neturiu visų priemonių, kaip sakau, iš Charlotte's, tai dėl to improvizuoju ir suku su tuo, ką turiu. Bet man patinka. Žiūrėkit, gražu. Ne, toks lengvas tiesiog. Aišku, dabar blizgu kaip taukais apsipylus. Dar matot mano šviesą. Yra tiesioginė tokia aštri šviesa. Tai, ypatingai parodo tą spindėjimą tokį. Dabar taip, kadangi kol dar esu su šlapiu veidu ir kadangi sakau, kad sukuo su tuo, ką turiu, gavom iš Goodie Bagsų dar lūpų produktų. Tai žiauriai nice, tai čia yra lūpdažis ir blizgis. Pažiūrėkit, koks mini, koks cute. Ir čia blizgis. Tai aš pagalvojau, kadangi neturiu jokių skaistalų, aš galbūt panaudosiu šitą miniuką kaip skaistalus. Jo, pažiūrėkit, kokia graži spalva. Tai
tiek, kad jisai nėra matinis. Ar rizikuojam? Nu, pabandom. Ne? Nu, va. Laukit, reikia pasiimti man šitėlį. Lengvutis bulašas galas. Eikit, visai gerai atrodo. Kadangi neturiu jokios Charlotte's fiksavimo pudro, žadėjau pirkti, bet aš turiu tiek tų fiksavimo pudrų, kad galvoju, gal tiek to pataupysiu ir nusipirksiu kažką kitko. Tai taip ir buvo, nusipirkau kažką kitką. Tai tiesiog pasiimsiu įprastą birę pudrą ir pasifiksuosiu centrą veido. Nu, pasižiūrėkim. Toks lieka labai fainas švitėjimas gaivus, bet tuo pačiu būni pasifiksavęs. Eik tu savo, nu kaip patink man. Nežinau, kaip jum atrodo, kaip per kamerą persiteik, bet man tai patink. Labai. Ir šiaip, pavyzdžiui, prieš tai, kur dėjau tą Flawless Filter, tą blizgę priemonę, tai nebūtina tepti per visą veidą. Aš dabar tai pavariau, max, ta prasme, nes norėjau produktą išbandyti. Bet šiaip tai galima dėti, tai pavyzdžiui, ant iškiliausių kažkokių veido vietų, kur jums patinka, kad blizgėtų, kur pavyzdžiui, jeigu turit kažkokių pasausėjusių vietų kažkur ant veido, tai galit tą priemonę užsitepti, kad suteiktų tokio drėgnos odos efektą. Pažiūrėkit. Voila. Ir šiaip neblogai pamaskavo tą pudrą. Ir neapkrovė veido ir žiūris gražiai ant odos. Gerai, keliaujame toliau. Žinokit, kiek aš laikiaus, kad neišpakuoti šitų dviejų gražuolių ir neišbandyti ant klienčių anksčiau laiko, negu aš nufilmuosiu šitą video. Bet aš atsilaikiau. Tai jūs pasižiūrėkite. Čia yra Sensual Sunset. Žiūrėkit, kokios spalvos. Ta prasme, žiūrėkit. Akin. Tiesiog akin. Čia tokia daugiau šiltesnių atspalvių paletė. Ir tada pasiėmiau Pink Love, tokių rožinesnių spalvų paletę. Oh my god, jūs pažiūrėkit. Jeigu norėsit, komentuokit, aš padarysiu galbūt kažkokių skirtingų įvaizdžių su abiem tom paletėm. Pavyzdžiui, vieną kokį švelnesnį, kitą ryškesnį, kitą rudesnį, kitą ružavesnį, žodžiu. Bet tai kaip aš norėčiau tiesiog visą, net baisu liestis ant tokio gražų paletę. Oi. Moteris, kurios mėgsta kosmetiką, mane tikrai čia supras ir aš tikrai čia neperdedu su savo emocijom. Gerai, keliaujam toliau. Šiaip, kadangi antakių produkto jokio irgi neturiu iš Charlotte's, aš pagalvojau, gal man pavyktų kažkaip sužaisti su šitą spalvą ir pasiryškinti antakius. Tai pabandykim. Aš tiesiog prasišukuosiu ir imu tą spalvą. Kodėl ta, nes sana tokia man šalčiausia, atrodo, šitai paletėje.
Ir aš neprašoviau. Man patinka. Aišku, kadangi yra pigmentuota, tikrai tai aš taip labai minimaliai pasiemu tiesiog dasipiešti ten, kur man trūksta plaukelių. Nu va, tiek ir tai reikėjo, biškutį va pasiryškinau, labai minimaliai. Kai prilečiu su šepetėliu, tai yra to tokio biškį fallouto, bet pamėginti, kai imsiu purų šepetėlį, pasižiūrėsim labiau. Bet man netrukdo, ta prasme, jeigu šešėliai yra geri ir atliek savo darbą, tai to pabirėjimo tokio, kad yra, tai man, ta prasme, neskauda. Nu, tik tiek, kad lengviau, pavyzdžiui, prisibarstyti ant veido, tai tada tokiu atveju, jeigu turit byrančius šešėlius, tai geriau pirmą akis dažytis po to veidą. Gerai, dabar, kad jau pradėjom su ta paletė, tai taip ir tęskime. Nu, gal biškį paimsiu kokį nebent blizgučio lašiuką iš tos kitos paletės. Gerai, dabar taip. Dabar pirmiausia paimsiu šitą vat šviesiausią spalvą ir su puriu šepetėliu pasižiūrėsiu jo, tokia grynai pereinamo į kūno spalva. Labai faina spalva. Nei per daug šilta, nei per daug šalta. Tada iš karto su plonesniu su mažesniu šepetėliu pasidarysiu ir apačioj šiek tiek šešėlį lengvą. Tada pasimsiu šiek tiek tą tamsesnę spalvą. Nors dabar galvoju, gal keliauti prie rūžavos, biškį pamakaluoti ar tos. Dabar paimsiu tada aš šitą vidurinę spalvą, tokia rūžavesnė, bet tokia neutrali rūžava. Irgi su to pačiu puriu šepetėliu, aišku, biškį nusivalau ir įsklaidysiu irgi į akis ir prijungsiu prie prieš tai dėtos spalvos. Žiauriai lengvai sklaidos, tokia fainė. Labai noriu išvalyti kuo daugiau spalvų, bet nepavyks, nes nepasidarysiu aš čia belekiek spalvų ant tokių. Kiek čia ir po 9 spalvos, tai 18 spalvų nesusikrausiu. Dabar grįšiu atgal prie tos rudos paletės ir pasiimsiu tą, kur dėjau antakiam. Šiaip tai ėmiau dabar su puriu šepetėliu. Tai buvo šiek tiek to tokio pabirėjimo, bet tikrai nėra daug, kad ten erzintų ar kažką tokio. Gerai, dabar pasiimsiu smulkų šepetėlį ir išsitamsinsiu išorinį kampą. Šiaip pasiėmiau neįtin gerą šepetėlį šitam šešėliavimui tokiam, bet nieko tokia. Man žinot, kas labai patinka, yra pigmentacija, bet nėra sunku išsklaidyti. Dabar labai užsinorėjau šitos plytų spalvos, šešėliaus plytų spalvos, nes man labai patinka va tokia, būtent tokio atspalvio šešėliai. Oh, yes.
Biškai pakeisiu šepetėlį į kitą plauką. Ir dar šiek tiek prasisklaidysiu su pačia pirmąją spalvą, kurią naudojau, kad tiesiog viskas gražiai susijungtų tarpusavy. Nu, bet man patinka, žinokit. Tikrai patinka. Man tik nepatinka, kaip šviesa mano krenta. Dabar noriu išbandyti kuo daugiau spalvotų, sakau, tų blizgių spalvų. Dabar aš biškį šviesą persitvarkysiu, tai nekreipiu dėmesio, jeigu pasikeis biškį vaizdas. Tai va, dabar ką naudosiu, tai faktas, kad šitą spalvą, tai su šitą spalvą keliausiu su šepetėliu, tai pasimsiu natūralus plauką būtinai. Nes šiaip aplamai blizgutį geriausiai ir dėti su pirštu, bet pamėginsim su šepetėliu. Oi, šito nesitikėjau. Oh my goodness. Aš tikiuosi, jūs matot. Dabar įsidėsiu čia į priekį. Žiūrėkit, vieną pusę užsidėjau su šepetėliu, dabar kitą pusę užsidėsiu su pirštu ir pažiūrėsim, ant kiek skirsis. Kaip aš norėčiau, kad jūs pamatytumėte tą, ką aš matau realybėj. Žodžiu, su pirštu. Su pirštu biški intensyviau, bet niekad ten labai skirtus. Tada dar pasiimsiu smulkų šepetėlį ir tą pačią spalvą, nors ne, paimkim iš Pink paletės šitą šviesiausią spalvą. Nors Ana neturi tokio saviblizgučio, bet aš manau, kad kaip tik man sueis čia į priekius. Jinai tokia ir daugiau švytinti, o ne kad blizgi. Tai gal netgi visai sueitų ir kaip highlighteris. Žinot, ką padarom? Po antakių aš šiek tiek prasėjusiu su tą pačią spalvą, tokia kaip vietoj highlighterio. Ir kad aišku švietėjimo nebūtų per mažai, galim ir ant žandų užsidėti. Tokį met auksinę tokią atspalvę. Čia iš Pink paletės. Nežinau, kodėl nerausas tas atspalvis, auksinis, bet gražiai. Jėtau, blizgutis esu totaliai. Gerai, dabar į centriuką keliausiu su paimkim rožinę. Taip makaluoju šiltus ir šaltus atspalvius, bet oh well. Paimsiu šitą vidurinę spalvą. Man labai patikti šitie blizgučiai. Klientas mano dabar blizgės. Oh yes. Bus Bobbi Brauno Moonstones padėti į šoną, man atrodo. Ir dabar, kad dar vieną išbandyčiau, ne auksinę, o blizgę spalvą, tai dar paimsiu šitą ir užsidėsiu ant apatinės čia tokia auksinė.
Ir kas man patinka, žinokit, nepribirst. To prasme, nieko čia, nėra daug pribirėję man. Voila. Gerai. Užteks čia svaigti. Dabar einam prie lūpų. Kadangi daugiau akių produktų jokių neturiu, tai dabar keliausim prie lūpų ir tada sugrįšiu jau su pilnu užbaigtu makiažu. Šiaip labai fainas tas lūpdažis. Aiškins, nelaikys tikrai stipriai, nes yra blizgus. Ir jeigu būčiau bent dar porą tonų tamsesnė, tai man jau greičiausiai būtų per šviesi šitą spalvą. Bet blondinėm, šviesiom panelėm, tai turėtų pasaką. Ir tada turim blizgį. Blizgis būtų... čia yra, žodžiu, Kissing Lipstick, taip vadinas Kissing Lipstick, spalva Icon Baby, o čia yra full size-inis Lip Luster blizgis, spalva Hall of Fame. Įsivaizduojat, full size-inis. Čia yra miniuks, čia yra full size-inis. Ir tiesiog davė dovanų. Koks fainas. Be jokio blizgučio, grinai clear. Toks šiek tiek to pink atspalvio, bet... Ir nėra lipnus suvalys už šitą aplikatorių, nes nutėpiau. Žodžiu, dar ant rankos užsidėsiu, kad pamatytumėt atspalvį. Va, matot, toks realiai, toks grinai visiškai be nieko, tik šiek tiek turi tokį pinki atspalvį. Ką, dabar einu už kameros pabaigti su blakstienom ir šiek tiek gal biškį pasikontūruosiu daugiau su sausais produktais ir sugrįšiu su galutiniu makiažu. Nu tai ką? Šiek tiek dar pasitvarkiau su sausom priemonėm veidą, užsidėjau tušą ir eyelinerį. Eyelinerį pasidariau ir tada su ta tamsiaja spalva biškį taip prasklaidžiau. Tai šiaip, man patinka rezultatas, nežinau kaip jums. Jeigu patiko toks video, tai būtinai pakomentuokit, spauskit laiką ir labai lauksiu jūsų subscribe'ų. Jeigu bus galimybė, tai padarysiu ir kitas tokias full face of something, ten pavyzdžiui full face of Catrice, full face of Alex Avien, dar kas nors, žodžiu. Tai noriu priminti, kad galite mane sekti Instagram'e, TikTok'e, Facebook'e. Šiaip Instagram'e esu aktyviausia. Tai galite ten, kaip sakau, stebėti mano stories. Ir taip nepraleisit nieko. Na ir ką, tai su jumis atsisveikinu, šiandien video toks ir susitiksim kitame. Bye!